Iš pradžių susirinkdavo mažai žmonių, dabar biškai daugiau susirenka, tapom gamtą dažniausiai. Turim įvairių motyvų, tai visai gera praktika būna studentams ir mokiniams po studijų grįžti čionais patapyti su dėstytojais, įdomių patarimų gaunam, duodam ir tengiamės dirbti toliau. O šiaip tai esu Justinas Krasuckas, tapytojas, dailininkas, piešėjas, dėstau Dailės akademijoje piešimą įvairiem kursam. Dažniausiai mano kūryba tai ir yra tokia ant plenero grįsta, tai turim to lietuviškos gamtos motyvus, taip piešiu, tapau peizažus, tengiuosi padaryti, kad Lietuvos gamta biški tokia būtų populiaresnė ir įdomesnė tapybai. Vienas iš didžiausių džiaugsmų yra išeiti į lauką ir tapyti tai, ką matai gamtoje, atsigaunu. Tai šiandien dar vakare turėsiu tokias kaip ir kūrybinės dirbtuvės, kurias rodysiu ir demonstruosiu apie plenerinę tapybą, ištakas, istoriją papasakosiu apie visus tos dalykus ir tapysiu šalia. Tai studentam ir mokiniam manau, kad bus visai įdomi patirtis.